Turime nuveikti kažką labai svarbaus ir labai didingo, ne šiaip savo gal nuspilko. Nu, kaip jūs galvojat, ką gali didingesnio žemėje nuveikti direktoriaus? Kaip direktoriui atrodo, ką didingo? Man atrodo, didinga yra dirbti visuomenės labui, dirbti ten, kur esi reikalingas, kur esi pašauktas. Tai būti direktorium, nieko. Pažinti save. Gyvenimo, mano net taip atrodo, mano laisvė negali būti prievarta kam nors. Tokia idėja, kad gerbti visų žmonių pasirinkimo laisvę, laisvą valią. Tai, čia toliau. Nebijokit, būkit drąsūs. Kaip galvojate, taip ir pasakykit, čia nebus. Tau šiandien du, tau kuolas, tavęs išlys neužskaitau, tu šią vietą nebuvai. Kaip galvoju, taip ir pasakau ir esu laimingas dėl to. Užauginti gerus laikus. Taip. Bingo. Toliau. Būti doru piliečiu. Taip. Gerbti vienas kitą. Mylėti iš meilės viskas gimsta. Pagarba ir tolerantiškumas. Norėjimas, kad kitiem būtų. Duok Dieve, kad ta meilė būtų kiekvieno iš mūsų pareiga ir pašaukimas. Galimybė tapti laimingu. Kas iš jūsų yra pasakę, kad mylėk savo artimą va šits paparacus, ne? Mylėk savo artimą kaip save patį, mylėk Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis. Ar ne apie šitą didį įsakymą kalbėjau, iš tikrųjų jame yra pasakyta viskas. Jeigu tai pavyksta, tai jau, na, tas tobulumas jaučiasi. Visada džiūgaukite viešpatyje. Ir dar kartą sakau, džiaukitės. Jūsų nuosaikumas tegu žinomas visiems žmonėms. Dievas yra arti. Dėl to nieko nesirūpinkite, bet kiekvienoje maldoje su savo prašymais tampa žinomi Dievui. Adventų metu 80 nuošimčių praktikuojančių ir nepraktikuojančių Lietuvos katalikų iš tiesų susiskirsto įžengiančios malonės link ir šiaip švenčiančios. Švesim vaikai kalėdas, gims Jėzulis tvarte, čia gimtadienis, ne gimimas. Aišku, tas gimimas gali mus asmeniškai kiekvieną iš mūsų ištikti. Jo gimimas mūsų širdyje, ne kada mes sužinom pirmą kartą apie Jėzų. Taip, tai yra jo gimimas požnam mūsų apskirai. Taip galima sakyti, bet kad jis gimsta vis tam Betliejuje, tai nežinau, kur čia ta logika. Taigi, šioje dviguboje popiežius kalba apie tą dvigubą perspektyvą, ar ne, kad mes einame į jo gimimo dienų šventimą ir eina kalba bažnyčioje apie paskutinius tuos laikus, eskatologinius laikus, kada ateis antrą kartą Jėzus, bet jau jis negims Betliejaus tvartelyje. Jis ateis toks, koks liko, ar net po nukryžiavimo. Kas vienija mūsų lūkesčius, kas jiems yra bendra. Laikotarpiu prieš Jėzaus gimimą Izraelyje buvo itin svarbus ir stiprus laukimas Mesijo, pašvęstojo karaliaus Dovydo palikuonio, kuris pagaliau turėjo išlaisvinti tautą iš kiekvienos moralinės ir politinės vergovės bei įkurti Dievo karalystę. Bet niekas nebūtų galėjęs įsivaizduoti, kad Mesijas galėjo gimti iš... Jeigu mane nematysite Vilkijos bažnyčių, tai nereiškia, kad aš tom ypatingom dienom nebūsiu kitur bažnyčiai. Pasirinksiu ten, kur mane nevertins pagal pareigas, o pagal tai, kaip aš elgsiuosi toj bažnyčiai. Ir galų gale, kaip aš ir padėsiu tai bažnyčiai. Sako, Jėzus žmonėms atskleidžia, kad juos yra kažkas, kas juos iškelia aukščiau šio rūpesčių, džiaugsmų ir baimių gyvenimo. Kas suvokia Kristaus mokslą, pasijunta kaip paukštis, kuris nežinojo, kad turi sparnus, o dabar staiga supranta, kad gali skristi, gali būti laisvas ir jau nebeturi Negalime panaudoti. Šiek tiek ant viršaus, galbūt
Tikriausiai taip ir padarys, kad lėtai per visą naktį snigtų, o ryte pragystų vyturys. Aš prašau, kad meilės nepaliktų, ji tikriausiai taip ir padarys, o kalėdų žvaigždės neužgestų ir languose spindėtų švyturys, kad mus viltis surastų, ji tikriausiai taip ir padarys. Taigi, linkiu, sveikinu jūs pirmiausia tai su artėjančiomis tomis šventėmis ir linkiu ramių, jaukių švenčių, linksmų ir norėtumėm padovanoti po tokią smulkmenišką mes dovanėlę jums artėjančių švenčių progą. Ar čia reikia būti prie meno? Nereikia absoliučiai. Jūs atskiautės, reiškia, dalelę. Netgi praktiškai jūs pasiėmė kelias juosteles, jūs va taip va jas sukryžiuojat, kelias juosteles sudedat.